Visiems sveiki. Šiandien kepu avižinių miltų. Viso grūdo avižiniai miltai. Čia yra 400 gramų miltų. Taip. Dėsime 7 gramus mielių. Šiandien noriu padaryti su mielėm duoną. Tai 1 šaukštas mielių. O toksai nepilnas šaukštas mielių. Pamaišome truputėlį. Čia yra 2 kiaušiniai ir dėsime natūralaus jogurto kokius 200 gramų. Pusę indelio įdėsiu. Mielėms reikia saldumo, tai aš turiu šiandien tokį sirupą. Agavų sirupą įdėsime šaukštą. Galim pilti. Maždaug šaukštą taip, kad būtų joms saldžiai iš ko daugintis. Ir tuo įpilsime, išmaišome jogurtą graikišką su kiaušiniais. Ir pilsime tiesiai į masę miltų. Dar mums reikia įpilti 2 šaukštus alyvuogių aliejaus. Saulėgrąžų, moliūgo sėklų, linų sėklų ir dar aš dėjau sezamo. Tai va, nepamirškime, reikia įdėti į šią masę, kiek jūs norite. Va. Dėjau linų 3 šaukštus. Porą šaukštų moliūgo sėklų ir saulėgrąžų kepintų irgi sėklų. Dėjau didesnį kiekį. Kai mes visą tešlą išmaišėm, sujungiame, dabar reikia uždengti viršų ir padėti šiltai bent pusę valandos, kad jinai pastovėtų ir pakiltų. O tada dėsime į formelę ir kepsime. Pusę valandos, tegu pastovi, pailsi ir tada dėsime formelę. Duonytė iškepė. Dabar paliksime ją pilnai atvėsti. Uždengsime rankšluosčiu ir po to aš ją supjaustysiu. Pasidalinsiu savo mintimis. Tai va, duonytė taip iškepė. Labai gražiai atrodo, visą iškepusi. Tuoj pabandysiu atpjauti dabar. Duonytė. Kvepia skaniai. Labai skaniai. Užsitepti sviesto. Oi, kokia skani duona. Tai turbūt geriausias variantas. Labai skaniai. Dar galima būtų, aš įsivaizduoju, daugiau pilti graikiško jogurto. Aš pyliau čia pusę indelio, tai gal pilti netgi visus 300 galima būtų. Iškepusi pilnai. Sėklos jaučiasi labai skaniai. Avižinių
miltų duona. Tik tai šį kartą dėjau mielių ir dėjau graikiško jogurto. Labai graži. Labai skani duonytė, tikrai. Labai skanu. Taip, kad rekomenduoju. Išbandytas receptas. Sveika duona jūsų namuose.